gylis gavosi, super. Padrėkinsim, porą drėkinimų padarysiu ir tada įsijungsiu. Na, chebra, pirmas drėkinimas padarytas. Matau, labai kažkas vis vaikšto, čia vaikšto. Raudansparnės matyt. Nežinau, dabar persėšim smulkę plūdę. Ogi, kad čia labai mažas gylis ir kad neišbaidyt karoso, mažam gylį naudojame kuo mažesnę plūdę ir kuo mažesnios gramatūros. Ogi, pamiršau dar pasakyti, kad žvejoju ant paprastos plūdės. Štai tokia Nev Hunter, nuo 10 iki 30 gramų. Iš tikrųjų labai maloniai trausia žuvim. 4 metrų va, karosui, ten tokiai, kurias turi tokias gan burbuliuoja, bet jau arba smulkus karosas, arba raudansparnė didesnė. Tai va, ritelė blaktena, valiukas iš tikrųjų, monofilas, net iš tikrųjų nežinau, kokią aš čia naudoju, gal 0,20. Tai va, pas tas žvejoti atsargę žuvį, iš tikrųjų, tai va. Va, chebra, persirišau, jau užsidėjau tokį va kuokštelį iš 3 nedidelių sliekų, nes su sliekais šiek tiek problematiška. Štai tokią plūdelę, stopmazgiai va, ir beveik 3 gramų švynas. Gylį atsimatavom, žiūrėsim ant pačio dugno, pasišerėsim ir jei bus kliovas, būtinai parodysiu jums. Štai. Pirmieji kibimai. Yra. Pabėgo chebra. Pabėgo.